Sveiki, YouTube. Aš esu Edgaras, kas mane žino, kas mane ne, bet aš galiausiai jums noriu pasakyti kai ką žinojo tik keli žmonės. Jog aš esu gėjus. Aš pripažįstu ir aš žinau, kad aš esu gėjus. Tai kas norėjo sužinoti tik tiek, gali jau išjungti. O toliau aš papasakosiu savo come out story, tai išėjimo iš spintos, jeigu vadinama istorija. Šiaip labai norėčiau, kad paklausytų visi. Ypač tie, kuriems jie yra skirta. Taigi viskas prasidėjo, kai aš buvau 12 metų. Tai aš supratau, kad aš esu kitoks. Aš esu ne toks kaip visi. Bet tai buvo blogai. Tėvai sakė, kad tai blogai. Draugai sakė, kad tai blogai. Religija sakė, kad tai blogai. Tai ir aš maniau, kad tai yra tikrai blogai. Aš maniau, kad aš galėsiu pakeisti. Gal čia tik etapas gyvenimo, kuris galiausiai praeis, dings. Net nežinau. Bet tai niekur nedingo. Galiausiai vis veržės labiau į mane. Kuo aš labiau bandžiau slėpti, tuo labiau tai ryškėdavo. Galiausiai aš 14 metų pripažinau savo biseksualumą. Galvojau, tai bus lengva, nes aš galėsiu turėti šeimą. Aš galėsiu, jeigu norėsiu, gyventi su vyru. Ir viskas bus gerai. Na, kaip visi žinom, gyvenimas nėra rožėm klotas. Tai neišdėkė. Aš bandžiau susirasti merginą. Tikrai bandžiau, aš nemeluosiu. Bet būti gėjim tai net tas pats dalykas, kad tu gali kažką pasirinkti. Dažnai, tarkim, man dabar užduoda klausimus. Tai kodėl tu pasirinkai būti gėjim, tai tu nenori turėti vaikų? Tokie klausimai mane juokina, nes vienintelis sakymas yra, aš to nesirenku. Nes kas renkasi būti tyčiamasi iš jo? Kas renkasi niekada neturėti vaikų? Niekada neturėti normalios šeimos? Niekada nepateisinti savo tėvų, senelių lūkesčių? Aš noriu pasakyti, mes tą nesirenkam. Ir galiausiai dar vienas klausimas, kuris užpuola, kaip tu žinai, kad tu esi gėjus? Atsakymas irgi paprastas, kaip jūs žinote, kad jūs esate heteroseksualai. Tai kalbant apie tiek, apie 16 metų supratau, kad aš esu gėjus. Ir aš savo tai pripažinau, nors dar buvo labai sunku, bet aš biškį pradėjau tai pripažinti. Galiausiai galvojau, kad reikia pasakyti draugams. Taigi pradėjau nuo vieno draugo, nes su geriausiu tuo metu buvau susipykęs. Aš pasakiau tam draugui. Ir galiausiai kitą dieną jis pasakė kitam draugui, nes jis galvoja, kad jam reikia žinoti. Smagu, kaip tu gali pasitikėti žmonėm. Gal dėl to ir nebuvo taip blogai, aš nežinau, bet galiausiai aš pasakiau visiems draugams. Draugams, su kuriais pradraugavau 5 metus. Su kuriais 5 metus eidom į kiemą, bendraudom, kalbėdom apie viską. Ir galiausiai, kai jau išsiklijavo mane etiketę, kai aš pasakiau, kad aš esu gėjus, kažkur draugai dingo. Kai man jų reikėjo labiausiai, jie dingo. Liko tik daugiau, nemeluosiu, bet 2 merginos, kurios mane tikrai palaikė. Visi kiti draugai tiesiog išnyko. Tiesiog lyg man ant kaktos būtų parašyta atskirtasis. Buvo labai sunku, aš nemeluosiu, buvo tikrai žiauriai sunku. Nes man jų palaikymo tada reikėjo labiausiai. Nes tai nebuvo, kad aš su tuo susitaikęs ir aš jau galiu su tuo gyventi. Man reikėjo, kad kažkas pasakytų, kad viskas yra gerai. Kad viskas bus gerai. Bet jų nebuvo šalia. Dauguma pasakė, kad tai reiškia, jie nebuvo tavo tikrieji draugai. Šiuo atveju aš nebegaliu žinoti. Buvo kaip buvo. Galiausiai supratau, kad reiktų prisipažinti ir šeimą. Vieną vakarą, skupęs visas jėgas, nulipau į apačią ir pasakiau, kad mamai, kad rytoj aš norėsiu pasišnekėti labai svarbių ir delikačių reikalų. Mama sako, tai jau kad pradėjai, sakyk dabar. Kalbino mane, taigi aš atsisėdau šalia ant lovos ir aš tiesiog mykiau. Aš nežinau, kaip aš galiu ištarti dabar, kad aš esu gėjus.
Taigi aš tikrai mykiau. Galiausiai atėjo mano patėvis ir sako, rinkis, sako, jis taip pasakė iš tikrųjų. Tai kas yra? Pirma, tu esi užstatei vaiką kam nors, antra, tu esi gėjus, trečia, tu ruošies tuoktis. Aš pasakiau antras variantas. Tiesą pasakius, įsivaizduojant tai, kaip aš tai pasakysiu, aš įsivaizdavau geresnės reakcijos, tiesą pasakius. Aš žinau, dabar nieko išeis, bet aš įsivaizdavau geresnės pradžiai reakcijos. Nežinau, aš tiesiog galvojau taip. Bet dabar yra viskas gerai. Viskas yra šaunu, bet tiesiog tuo momentu aš nežinau. Aš galvau, kad nesvarbu dabar, iš tikrųjų. Galiausiai atėjo vis daugiau ir daugiau žmonių apie mane sužinojo. Aišku, žinoma, nes aš pats jiem pasakiau, tada žmonės pradėjo įtarinėti. Tada gaudavau tokias žinutės kaip susidegink, gėjus ir panašiai. Tad, žinot, jūs manęs neįžeidėt manęs pavadindami gėjų. Niekada. Jūs mane labiau įžeidžiat pavadindami mane negražiu, pasakydami, ką nors blogo apie mano darbus ir panašiai. Pavadindami gėjus manęs neįžeisit. Jūs greičiau įžeisit savo savimylę, kad jūs klijuojat žmonėm etiketes, kad jūs atstumėt tokius žmonės, kurie galėtų dėl jūsų pasiaukoti. Aš aukojau dėl savo draugų. Aš galėjau, ypač dėl geriausių draugų, aš galėjau padaryti bet ką. Yra kaip yra. Tikrai dėkoju, kas mane palaikė, kas mane išklausė. Tai dėkoju savo pusseserėm. Iš jūsų nesitikėjau tokios reakcijos, bet tikrai ačiū. Dėkoju draugėm. Dabar, dėl ko aš darau šitą video iš tikrųjų? Pirmiausia, tai kad heteroseksualų žmonės suprastų, kad gėjai, lesbietės ar transseksualai yra tokie patys žmonės, mes irgi turim jausmus. Atrodo, mes jums kenkiam gyvenimą, mes jums ką nors darom. Jūs tiesiog nusistatė savo nuomonę, kad jums tai yra blogai. Ir jūs neįsivaizduot, kaip jūs skaudinat mus. Gal mes to neparodom, aš to neparodau, iš tikrųjų. Bet, kai tu grįžti namo, tu atsisėdi ant lovos ir tu pradedi verkti vien dėl to, kad kažkas tai pavadino gėjum. Ir dėl to, kaip sakiau, kad jūs mane įžeidėt, tiesiog tu supranti, kad tu esi nelaukiamas visuomeniai. Ir lyg ant kaktos atsiranda didžiulė tatuiruotė gėjus. Tai yra sunku. Tai jūs turėtumėt suprast, kad mes esam žmonės, mes turim jausmus. Aš to sunkiau tapu netgi buvau ant savižudybės slenksčio. Aš laikiau tabletę savo rankoj, norėdamas jas išgerti. Ir kaip aš sakiau savo draugė, aš mirties nebijau. Nežinau, man tai nėra didžiulė baimė. Ir mane tuo momentu išgelbė tik tai chatroomas vienas. Amerikiečiai, viso pasaulio iš tikrųjų žmonės, tokie patys kaip aš. Tai tie žmonės bandė išgelbėti mane labiau, nei bandė išgelbėti mane draugai. Kartais galvoju, kad būtų geriau buvę tada viską pabaigti. Kartais galvoju, kad gal dar ne. Ir antras dalykas, dėl ko aš darau šitą video, aš noriu pasakyti visiems žmonėms tokiems kaip aš, homoseksualams, transseksualams, biseksualams, kad jūs esate ne vieni. Taip, aš žinau, Lietuvoje labai sunku. Aš nesakau, kad jums reikia atsiskleisti, jums nesakau, kad jums reikia išeiti. Tiesiog visada prisiminkit, kad jūs man galite parašyti. Mano visi duomenys yra papačia šito video. Visada galim pasikalbėti apie jūsų problemas, apie mano problemas, kaip galėtume jas išspręsti vieni kitiems. Tiesiog supraskite, kad esat ne vieni ir kažkaip galim išgyventi, kad nereikia pasiduoti. Aš beveik pasidaviau kelis kartus iš tikrųjų. Ta vienintelį kartą, kurį aš pasakojau, aš jau buvau visiškai atslenkščiau. Na, iš tiesų, tiek ir norėjau papasakoti. Kas išgirdo mane, kas ne. Aš žinau, gal dėl to aš nukentėsiu, gal ne. Bet tiesą pasakius, man nerūpi. Man jau neberūpi. Galiausiai reikia pripažinti.
Na ką, tiek. Jeigu norėsit su manim susisieksit, homofobų man nereikia. Aišku, visada galite išreikšti savo nuomonę. Bet iki YouTube.